Labai ačiū. Ponas Donskis. Yes, thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai dėkoju ponui Kešmenui šį pranešimą ir vis tik kaip šešėlinis pranešėjas porą dalykų dar pasakyčiau. Poras pasiūlymų. Pirmiausia, reikėtų išplėsti mūsų perspektyvą ir pradėti kalbėti apie saugumą, saugą, epideminės ligas ir užšaldytus konfliktus. Mes turime suprasti, kad saugumo klausimai negali būti atskirti nuo skurdo. Iki šiol mes nepakankamai dėmesio skiriame tam faktui, kad apie 300 tūkstančių žmonių 100 tūkstančių gyventojų serga tuberkuliozė tokiose valstybėse kaip Moldova ir Ukraina, kurios yra ES kaiminystės politikos dalis. Deja, ES vis dar nesugeba deramai reaguoti ir padaryti spaudimo agresyviems politiniams režimams keletoje Azijos valstybių. Ir mes panašias problemas vis tik akcentuojame kaimininėse valstybėse. Nematėm, kas vyksta Kirgizane, nekreipiam dėmesio tai, nekreipiame dėmesio tai, kas vyksta beveik totalitariniuose režimuose Turkmenistane ir Uzbekistane. Tengi labai didelė yra karinės tragedijos grėsmė. Mes patogiai atsirenkame skurdo ir saugumo klausimus, bet pamiršame, kad kurioms valstybėms reikia daugiau dėmesio, negi tik tokių pakalbėjimų. Aš manau, kad pateiksiu pakeitimų, kurie bus jums išplatinti, įvertinti, bet bendrai dėkuoju